Sveiki visi atvykę mano dar vieną video. Šis video bus greitai pašalintas iš YouTube, nes aš nenoriu tokio video, kur aš tiesiog papasakoju, kas bus, kas nutiko, kodėl aš nekeliu video ir taip toliau. Po trumpo laiko tai jau nebūna aktualu, tai būna nuobodu ir nieks to video nebežiūri daugiau kaip vieną kartą. Tai iš pradžių pakalbėsime apie maratoną. Dėl aš jo nedamušiau visų 7 dienų. Ar man trūko video idėjų? Tai tikrai ne. Idėjos buvo, tik aš jų negalėjau įgyvendinti. Kodėl tu negalėjai to įgyvendinti? Pati diena, kada aš iškėliau 5 maratono dienos video, jis buvo fainas. Rašiau jį, dariau su ta mintimi. Ta diena iš ryto 8 val. Ryto turėjo vykti mano šuns operacija, bet dėja jau daktaras nieko nebegalėjo padaryti, nes vėžys arba kažkokia kita liga jau buvo per didelė ir daktaras nieko nebegalėjo padaryti. Ir dėja mano šunį reikėjo užmigdyti ir ta idėja nebuvo tokia paprasta, kaip aš jums dabar sakau. Nes ta šuo man dėjo tiek pozityvo, tiek laimės, buvo tiek toks laimingas ir net pats keisčiausias dalykas tai yra pasivaikščiojimas, kad man nebereikia vaikščioti ir viską daryti. Ir aš nebegalėjau kelti tų video ir galvojau tiesiog užbaigsiu ir tiesiog padarysiu tokį vėliau video. Tai tu dabar darysi kažkokį ilgą pertrauką, kur tu mėnesį nekelsi, nes dabar labai daug video padarai. Ne, aš taip nemanau, aš manau arba kitą savaitę, arba dar kitą savaitę pradėsiu naują ritmą, nes esu jau susiplanavęs savo visą režimą ir aš kelsiu 2-3 video per savaitę, bus naujo kontento, bus challenge, bus vlogų, bus reagavimo video ir jeigu jums patinka mano turinys, tai prenumeruokit šitą kanalą, laikinkit ir susitiksime, tikiuosi, ir susitiksime greitai.